Labadiena visiems mūsų klausytojams ir šiandienos epizodą noriu pradėti su tokiu intro ir atsakyti į kai kuriuos labai tikriausiai svarbius jums klausimus, kodėl podcastas tęsiasi ir tęsiasi šiek tiek kitaip negu jis prasidėjo. Tai kaip jau matote ir žinote, kad nuo šiol podcastas tęsiasi be mano partnerės Nerijos. Ir žinau, kad tikrai daugam iš jūsų kyla klausimų, nes kaip tik nesenai dariau Instagrame klausimus atsakymus, tai nemeluoju, 80% klausimų buvo, kur podcastas, kada grįšit, kodėl nėra laidų ir taip toliau. Tai šitoje vietoje noriu pasakyti tokį dalyką, kad, žinot, čia kaip ir visur, ir santykiuose, ir šeimoje, tiesiog kartais taip nutinka, kad ne tai, kad pasidaro ne pakeliui, bet tiesiog tu pabandai ir pamatai, kad galbūt bus geriau, jeigu toliau tęsime arba netęsime ir nusprendė eiti skirtingais keliais. Tai tiesiog nevyniojant į vatą, pasakysiu, kad toks sprendimas buvo priimtas, todėl, kad taip jau gavosi, kad mano partnerė priėmė sprendimą, kad toliau podcast'o tęsti tiesiog nebenori. O kadangi šita idėja apskritai nuo pat pradžių buvo mano ir podcastą pradėti norėjau aš ir iš tikrųjų pati susisiekiau su Nerija ir parašiau Instagram'e žinutę, kad susitinkam kavos ir turiu idėją ir kai pasakiau apie šitą idėją, jinai tikrai noriai sutiko ir mes labai greitai nusprendėm pradėti podcastą kartu. Bet čia žinokit, šitoje vietoje, manau, pats svarbiausias dalykas, ką iš tikrųjų norėčiau, kad ir jūs priimtumėt kaip pamoką gyvenime, kad labai nerekomenduoju nei verslo, nei jokios veiklos, nei eiti gyventi su vyrais, kurių nepažįstat. Ir ne dėl to, kad tarp mūsų įvyko kažkoks konfliktas, mes nei karto nesusipykom, tarp mūsų visiškai neįvyko jokio konflikto. Tiesiog tai buvo tam tikri momentai, tam tikri sudėlioti taškai ant į ir aišku, mes be podcast'o abi esam labai užimtos ir Nerija labai daug keliavo ir tiesiog tas sprendimas taip gavosi, kad jisai prisijėmė toks, koks jisai yra, bet aš tiesiog negalėjau paleisti šitos idėjos, aš tiesiog iš paskutinių, žinokit, bandžiau išlaikyti ir sulaikyti tai, kas buvo pradėta, priėmiau galiausiai tokį sprendimą, kad teisingiausia ir geriausia būtų man toliau tęsti tai, ką aš labai noriu tęsti ir tai, ką aš norėjau pradėti su tikrai didelė meilė ir su tokiu užsidegimu ir tai tęsti nuo pradžių, neperiminėti nieko, ką mes kūrėme kartu ir jos atžvilgiu ir mano atžvilgiu tikriausiai būtų teisingiausia pradėti fresh startą, nes aš manau, kad tie žmonės, kurie mane palaiko, kurie yra mano sekėjai socialiniai medijoje ir erdvėjai, tikrai grįš ir subscribins ir žiūrės ir jiems yra įdomu gyvenimas Los Andžele, įdomu mano perspektyva ir kaip jau matote, mano laidoje tikrai bus svečių ir bus tikrai įdomių laidų ir mes toliau tęsim tuos fainus pokalbius ir informatyvius pokalbius ir tikrai jūs labai daug visko sužinosit. Tuo pačiu metu ir aš augsiu, bet iš tikrųjų nenorėjau paleisti to, kas yra man labai brangu. Ir aš tikriausiai per tą laikotarpį, kada mes pradėjome podcastą, buvau pati laimingiausia ir aš jaučiau, kad aš esu labiausiai savo rogėse ir aš galvoju, aš negaliu leisti šitam užgesti, nes kad ir kaip man patinka vesti Instagramą, bet aš supratau, kad podcastas yra mano kažkokia labai nauja ir neatrasta aistra. Tai va, tai tiek noriu pasakyti apie tai naujas etapas prasideda, labai iš tikrųjų džiaugiuosi, esu suplanavusi pakviesti tikrai labai daug įdomių žmonių, bus tikrai labai daug įdomių pokalbių, aš tai jums prižadu ir tikrai labai vertinu visus, kurie grįž ir palaikys toliau La La Land podcastą ir toliau bus kartu su manim. Tai šiandien iš tikrųjų noriu su jumis paplepėti ir šitas formatas yra toksai gana naujas ir man yra šiek tiek labai keista, aš jaudinausi, nes nežinau iš tikrųjų, kaip jūs priimsit, koks bus jausmas apskritai būti solo podcast'e. Ir pačiai, ir jums koks bus jausmas. Peržiūrėjau tikrai nemažai kitų podcasterių, kurie daro solo epizodus ir galvoju, nežinau, kaip čia bus, kaip čia ta energija, kaip čia viskas, žodžiu, važiuos ir plauks.
Bet nusprendžiau pabandyti ir aš galvoju, kad bus tai jum gera proga ir mane kartu pažinti tarp tų visų svečių. Ir tiesiog šitą epizodą noriu skirti mūsų pažinčiai. Ir noriu pradėti iš tikrųjų nuo temos gyvenimas nuo nulio, bet gyvenimas nuo nulio tokio labiau identiteto prasme. Nes labai dažnai mane žmonės klausia, bet kaip tu atsikraustei į Ameriką, kaip prasidėjo tavo veiklos ir taip toliau. Nes tie žmonės, kas mane pažįsta nuo seno, tikriausiai žinote, kad mano apskritai istorija ir kelias prasidėjo labai senai, dar 2012 metais, kai aš pradėjau savo muzikinę karjerą televizijoje, dalyvavau chorų karuose, tada dalyvavau Lietuvos balse ir buvo lemtingas mano kritinis toksai taškas, kada aš gavau pakvietimą į merginų grupę, aš prie jos prisijungiau ir aš buvau ten beveik 5 metus tikriausiai. Ir realiai iki 2016 metų aš priklausau tai kartai, kuri buvo televizijos ir to tokio senovinio varianto karta, turint omeny, kad dar tada, kai aš viską pradėjau, tai buvo labai svarbu televizija, straipsniai, visa kita. Viskas dabar persikelia į socialinę mediją, viskas dabar visiškai kitaip vyksta. Turėjau šiek tiek ir tos patirties ir dabar turiu visai kitokios patirties. Ir čia yra galbūt ir įdomiausia, nes dabar einu per tokias patirtis, iš tikrųjų tokias labiau naujas ir kai tu kuri viską vos ne nuo nulio. Tai noriu pradėti nuo to momento, nuo 2016 metų, kada aš išėjau iš grupės. Ir taip gavosi, kad tuo metu aš grįžau į konkursų dalyvavimą. Aš, kai buvau maža mergaitė, 6 metų, atėjau dainuoti į tuo metu, ir dabar man atrodo, tai vadinasi MES studija. Mano mokytoja ir mokytojas Onutė ir Vytautas Žukai buvo mano vadovai ir vežiojo mus ten po konkursus visokiausius ir taip toliau. Ir mes, kaip sakant, sugrąžinom tą kontaktą 2016 metais. Onutė mane pradėjo vėl kviesti važiuoti į tarptautinius konkursus, skinti laurus, žodžiu. Tai va, ir taip grįžo pas mane konkursai ir man visai gerai sekėsi ir labai džiaugiuosi tais visais laimėjimais ir tą grįžtama patirtimi. Ir taip gavosi, kad aš pasakiau jai, kad aš išeisiu iš grupės. Ir taip gavosi, kad jinai mane supažindino su vienu prodiuseriu. Čia yra labai svarbus momentas, kaip reikia gyvenime kartais rizikuoti, nebijoti, leistis į avantiūras, daryti kažkokius dalykus, kurie visiškai atrodo nesmė ir tu galvoji, kad, čia kažkokia nesąmonė aš darau, bet žodžiu leidausi aš šitą nesąmonę. Kadangi mano mamos sesuo gyvena Niujorke, aš atvažiavau lankyti 2016 metais, kaip dabar prisimenu, čia buvo galas, man atrodo, spalio. Aplankiau mamos sesę ir sėdau lėktuvą, išskridau į Los Andželą, kur mano Onutė buvo organizavusi tą susitikimą su muzikos prodiuseriu. Taip gavosi, kad tas prodiuseris buvo mane pakeliui, bet jis mane supažindino su kitais žmonėm, kurie irgi prodiusuoja muziką, jie jauni, tokie labiau elektroniko ir taip toliau. Tai bet vienas po kito taip užsikabino ir taip atsirado tas Los Andželas apskritai mano gyvenimo horizonte. Per tą kelionę taip susiklostė, kad aš sutikau savo antrą pusę. Bet tada, kada mes susipažinom, tai ten tiesiog buvo, žinot, kai susipažįsti ir tu pradedi deitinti, kokie ten rimtumai. Tu tiesiog leidi laiką, keliauji kartu, nieko ten iš vis nebuvo rimto. Tik tai per laiką iš tikrųjų atsirado jausmai. Ta visa istorija ir ta visa pradžia, kodėl Los Andželas, tai buvo tiesiog paprasčiausia tas netikėtas susitikimas su prodiuseriu, kuris mane atvedė prie tam tikrų žmonių, su kuriais aš pradėjau dirbti, su mano prodiuseriu Andrew First, kuris taip pat yra emigrantas, kaip ir aš, atvykęs iš Australijos ir irgi pradėjęs karjerą nuo nulio. Aš buvau viena iš tų jo nors dainuojanti, aišku, ir talentinga, šitoj vietoj problemos nėra, bet aš irgi buvau jo tam kilimo kely. Tai, žodžiu, mes vienas kitą atradom ir kaip sakant, bandėm tuos prikepusius blynus, žodžiu. Bet ten visai viskas neblogai gavosi, mes padarėm 3 geras dainas, padarėm 3 klipus, viskas ten buvo okei, bet tiesiog buvo ta tokia pradžia. Ir man, ir jam, ir mes abu augom. Viskas taip vienu metu kaip sakant, važiavo į priekį ir pradėjau tą savo avantiūrą, tą muzikos kūrybą Los Andžele.
Ir aišku, susidūriau su pirmais iššūkiais, kad investuoju labai daug pinigų į muzikos klipus, į dainas ir niekam Lietuvoje tas neįdomu, nes pirmiausia, niekam yra neįdomu angliška muzika, daug mes čia turėjom tokių žvaigždžių, kurios bandė važiuoti į užsienį ir galas gaudavosi toks, kad vis tiek grįžti tu į Lietuvą ir toliau darai tą patį, nes, yra sudėtinga tiesiog pasiekti kažką čia, nes čia jau man dabar gyvenant ir perpratus ir matant, kokios čia yra plonybės industrijos, aš suprantu, kad tada aš tiesiog sėdėjau svajuko dramblionėse, man viską visai kitaip reikėjo daryti, bet kai tu neturi patirties, tai tu tiesiog sukiesi iš to, kas yra ir ką tu supranti ir kiek tu gyvenimiškos patirties turi. Tai tiesiog ta pradžia buvo tokia ir kadangi mano muzikinė veikla keitėsi ir augo, viskas vyko, tai yra paraleliai mano asmeninių santykių, taip išėjo, kad 2020 metais, kai prasidėjo pandemija, aš jau tuo metu buvau, ačiū Dievui, susitvarkiusi talento vizą, tarp kitko buvau tik gavusi talento vizą. Ir iš tikrųjų aš tą talento vizą prisispaudžiau damušti, liaudiškai sakant, žinokit, dėl ko? Dėl to, kad man prasidėjo tokios kaip ir problemos, aš pradėjau jausti, kad gali būti problemų važiuoti į šalį ir kadangi jau buvo santykiai, tai aš nenorėjau rizikuoti, tai žodžiu, pradėjau tvarkytis vizą. Ir aišku, mano prodiuseriai sakė, kodėl tu įsivaizduoji, kad būti didelė žuvim mažam prūde yra fainai. Turėk didesnę nuotrauką savo gyvenimo, kaip sakant, bigger picture, ar ne? Įsivaizduok, užsikelk savo didesnius tikslus ir aš pradėjau galvoti, o kodėl aš tokioj mažoj dėžutėj save esu užspaudus, kodėl man reikia būti ta žvaigždė Lietuvoje, o aš galbūt tarptautinėje arenoje turėčiau kažką pabandyti pasiekti. Tai čia, žinokit, irgi buvo toks labai kertinis momentas, kaip atrodo gyvenimą ateina tam tikri žmonės, kurie tave išstumia iš komforto zonos, tai aš savo prodiuseriui tikrai būsiu visada dėkinga, nes žinokit, net ne vyras mane prispaudė tvarkytis popierius, jis tai būtų galėjęs ten tempti taip ir kaip yra ir dar ilgą laiką, bet jeigu ne mano ta viza, tai aš, kaip sakant, Ameriką būčiau mačiusi kaip savo ausis realiai. Tai viskas taip susiklostė. Ir susitvarkiau tą vizą, sausio mėnesį gavau aš tą talento vizą. Talento vizą gauti žmonėm, kurie turi kažkokį tais talentą, yra Lietuvoje ten ar savo šaly kažką tais pasiekia, tikrai nėra sudėtinga. Tai pas mane buvo šansai labai dideli, nes labai daug visko nueita ir nuveikta. Ir ką, ir atsitiko pandemija ir čia prasidėjo visas įdomumas. Ir čia labai noriu iš tikrųjų paliesti labai svarbią temą, kaip yra svarbu iš tikrųjų turėti tą savo kažkokį tais aš ir kaip yra lengva jį pamesti. Ir aš noriu pakalbėti apie tai, kaip nepasimesti sėkmingo ir stipraus vyro šešėlyje. Tai yra, manau, kad labai svarbu kiekvienai moteriai, kuri turi savyje, kaip pasakyti, ne tai, kad daug drivo, daug parako, net gal taip pasakyčiau. Ir, pavyzdžiui, man tokiai moteriai, kuri visą gyvenimą, kaip sakant, savimi rūpinosi, nesakau, kad reikia ten visada 100% už save, kaip sakant, ne tai, kad atsakyti už save reikia, būti nuo nieko nepriklausoma yra nuostabus dalykas ir būti stipriai yra nuostabus dalykas, bet aš ne ta moteris, kuri ten nepriims iš vyro pagalbos, tą noriu pasakyti, bet išlaikyti savo identitetą, kas tu esi, koks tavo yra, nežinau, kokia tavo yra aistra, pašaukimas gyvenime, arba tą tikslą kažkokį bent turėti, tai yra, manau, labai svarbu. Atvykus ir persikėlus čia, aš susidūriau su keliom problemom. Pirmas dalykas, man nulipus nuo visų raudonų kilimų, būnant tokiai aktyviai, uždirbant savo pinigus, aš kaip dabar prisimenu tą dieną, kaip aš su ledų banke guliu namie, verkiu, ašaros byra, rašau mamai, kad aš tiesiog nebegaliu taip pat būti, egzistuoti. Mano antra pusė už sienos girdžiu ten non-stopų susitikimai online, darbas vyksta, nes reikia, kaip sakant, pandemijos metu išgyventi ir išlaikyti kompaniją, kad visas gyvenimas nesugriūtų, o aš valgau ledus, žiūriu Netflixą, net neskaičiau knygų tuo metu,
nes antiek nebuvo viduje motyvacijos ir tiesiog verkiau, aš nežinau, kurią pusę eiti. Aš neturiu jokių draugų čionais, aš neturiu jokių pažinčių, jokių kontaktų ir ką man daryti. Tai mano mama, aišku, išmintinga moteris, jinai man visada patarė, jinai sako, nusiramink, viskas bus gerai, pradėk nuo pradžių, pradėk nuo mažų dalykų, ar ne? Gal kažkas kažką pažįsta, gali tave supažindinti. Tai žinokit, viso ko pradžia ir pajudėjimas iš mirties taško buvo šitoje vietoje tai, kad aš visiškai pasidėjau aš tų karūnų neturėjau niekada. Neturėjau nei karūnų, nei ten kažkokių ego. Aš pasidėjau viską taip, nusileidau į nulinę poziciją ir pradėjau rašyti visiems pažįstamiem ir draugam, kurie keliavę buvo Los Andžele arba žinau, kad tenais galėtų turėti draugų, pradėjau prašyti, kad mane tiesiog supažindintų. Elementariai. Labas, kaip sekasi, aš gyvenu LA ir aš pasakiau ir nuoširdžiai ir pasakiau, man žiauriai liūdna, man žiauriai nuobodu, aš noriu susipažinti su naujais žmonėm. Ir buvo tokių žmonių, kurie man, žinau, kad turi tikrai daug gerų pažinčių, yra pasakę, kad nežinau nieko ten nelabai, arba ten, pavyzdžiui, mano ten ta draugė, jinai nenori ten, pavyzdžiui, naujų pažinčių. Ok, sakau, tvarkoj. Ir buvo tokių pažįstamų, kurios sako, ok, aš parašysiu draugiai, jinai ten gal žinai susitiktų kavos. Tai va, ir taip mano gyvenime atsirado pirmos draugės. Tikrai ne su visom iš karto susiklikino. Tikrai buvo tų susitikimų, kur galvoju, o tu Dieve, ką aš čia veikiu, apie ką čia iš viso yra. Bet sukandusi dantim ėjau į tuos susitikimus, nes mano tikslas buvo pasistatyti kažkokį tais pagrindą. Pasistatyti pagrindą, kuris nepriklausytų nei mano vyrui, nei kad man kažkas ateitų, sakytų, va, žiūrėk, aš tau atnešiau ant lėkštutės, ar ne, va, tu čia, va, tau va, lengva buvo nuo šito pagrindo pradėti. Ir žinot, iš to dar vietoj įterpsiu, kad labai dažnai yra toks pasakymas, kad va, ten tu turi, žinai, gerą vyrą, arba ten jisai turtingas ir taip toliau. Aš, kaip sakau, juokiuosi, mes čia Amerikos mastais, mano vyras supyktų, jeigu aš tai pasakyčiau, mes nesam labai turtingi, ta prasme, tiesiai šviesiai galiu pasakyti. Mes esam, tokie gal biški stipresni negu vidutiniokai pagal statistiką, taip, bet taip, kaip aš įsivaizduoju, kad mes galėtume gyventi, mes esam tikrai tokie vidutiniai, ar ne? Tai va, man tas pasakymas, kad oi, čia tau vyras kažką, mano antra pusė nieko man nesutvarkė, nei vizos, nei surado advokatus, aš viską krapščiausi ir kabinausi tai, ką aš turiu šiandien pati. Tai, kad buvo stogas virš galvos, buvo ką valgyti, buvo apmokėtos sąskaitos kažkokios. Tai yra vyro, mano atžvilgiu, mano supratimu, tai kaip ir pareiga, todėl kad mano partneris yra vyresnis, jisai yra stipresnis už mane, tai natūralu, kad taip, tai yra kažkokias, kaip sakant, expectationas iš jo pusės, kad taip, jisai kažką tais, suteikti man turi, ar ne? Jeigu aš jau čia tokia stipri ir viena pati ant savęs, tai ką man to vyro iš vis reikia, tada aš galiu savo viena gyventi, ką man tas skalbti kojines, nes aš jas skalbiu ir tos kotletus gaminti, jeigu aš puikiausiai pasirūpinu pati savimi. Tai taip, partnerystę galima turėti, bet tada gyvenkim atskirai, ką man ta rutina. Tai va, tai mano bent jau yra toks požiūris. Tai viską, ką aš pasidariau, ką aš pasiklojau, tai buvo mano kabinimasis pačios į gyvenimą čia Los Andžele ir aš noriu paskatinti tas, kurios gyvenate užsienyje, nebijokit. Pavyzdžiui, kiek ir man yra parašę ten, tarkim, panų, kurios mane seka, kad neringa, matau, kad ten gyveni Los Andžele, davai susitinkam kavos. Ir aš, žinokit, susitinku ir tarp kitko, dabar turėjau žiauriai fainą patirtį. Prie manęs Beverly Hillse vaikštant su Gigi prieina labai faina moteris, sako, labas, aš tave žinau, aš tokia, kalba su manim lietuviškai
ir aš žiūriu, tokia tikrai labai graži, stilinga moteris, bet čia ne apie tai, kaip jinai atrodo, aš tikrai kalbėčiau su maloniai atsakyčiau bet kokiu atveju, bet iš karto pajaučiu, kad kažkoks yra ir man įdomumas, sakau, kaip fainai jūs čia gyvenat Los Andžele, sako jo, sakau, ką jūs veikiat. Nes čia yra padaru klausti tokio klausimo iš karto, visiems yra tikrai labai įdomu, ką tu veiki, ir šitas klausimas yra tikrai svarbus. Ir jinai sako, aš esu stilistė, aš sakau, o geras, kaip įdomu, kaip fainai, sakau, parašykit man Instagram'e, sakau, susitinkam kavos. Ir tarp kitko dabar esu parašiusi keliems žmonėm, ta prasme, noriu su jais susitikti kavos, ir nesvarbu, kad ten aš buvau žinoma ar kažkokia, aš esu paprastas, normalus, toks pat žmogus kaip ir kiti, ir man taip pat yra įdomu žinoti, ką kiti žmonės veikia, man yra labai įdomu susipažinti su naujais žmonėmis. Tai va, aš tiesiog esu, kaip sakant, social butterfly. Tai va, ir kaip sakant, man niekas nieko ant lėkštutės net nešia, ir tą gyvenimą aš susikūriau pati, tokį, koks jis yra, turint omeny iš emocinės pusės, kad kiek tu draugų turi, koks yra tavo socialinis tas ratas, ką tu pažįsti, kiek tu kuriasi pakviesta, tai viskas yra iš tikrųjų ne vyro nuopelnas, bet mano nuopelnas, ir šitoje vietoje galiu labai drąsiai pasakyti tai. Tai va, visa ta pradžia ir buvo nuo to, kad aš pradėjau tiesiog eiti tų kavų gerti. Ir tada aš supratau, kad, šiek tiek atsiranda draugių, jau darosi linksmiau gyventi, bet kaip man dabar, būnant tokioje situacijoje, kur aš nebegaliu dainuoti, nebegaliu koncertuoti, nieko neuždirbu, kaip man turėti kažkiek savo, būti šiek tiek labiau nepriklausoma. Nes, tarkim, mano antra pusė, ten, tarkim, aš esu ta moteris, kur taip tiesiai šviesiai pasakysiu, man patinka gražus daiktai, man patinka gražus dalykai, aš nenoriu laukti to gimtadienio už metų ar tų kalėdų visada, kad gauti tai, ko aš noriu. Aš noriu taip gyventi, kad aš galėčiau sau leisti, bet kada noriu, viską nusipirkti. O vyras, kai padovanoja kažką per progas, ar ten ne per progas, nesvarbu, tai jau čia būna ekstra ir čia yra tik ekstra pasimėgavimas. Bet mano gyvenime yra tikslas taip susikurti savo kaip moteris, tas galimybės, kad aš galėčiau sau leisti, kada ką noriu. Tai va, ir taip prasidėjo tie pirmieji žingsniai link kažkokios savo veiklos. Viskas taip susiklosti labai netyčia, kai aš padariau išpardavimą savo Instagramo paskyroje. Ir kadangi tai buvo vėlgi pandemijos laikas, tai aš sutinku, kad galbūt sakysit, kad oi, čia tiesiog tau taip susiklostė, bet aš dariau viską tame momente. Ir aš manau, kad žmonėms reikia suprasti ir moterims ypač gaudytis toj situacijai, kad tu turi suktis ir išmokti suktis iš to, kas yra dabar. Negalvoti, jeigu būtų buvę kiti laikai, aš ten būčiau tą ir aną padarius. Ne. Dabar yra taip, kaip yra, ir dabar sukomės iš to, kas yra. Reziume iš to viso tokio išvis nepatrauklaus kažkokio tais dalyko, kuris atrodė, kad išvis apie nieką yra, taip šiai dienai gimė verslas, kuris yra vadinamas, nežinau kaip čia lietuviškai išversti, Luxury Concierge Service. Tai reiškia, kad tai yra toks servisas, kuris apima visas gyvenimo sritis. Yra pagrindinės kryptis, ties kuo aš dirbu, tai yra personal shoppingas, tai yra sudėtingų daiktų sourcinimas. Taip pat padedu žmonėms susikontaktuoti su teisingais žmonėmis. Tai pavyzdžiui, mes padarėme ir namų renovacijų projektus, į mane kreipėsi dizainerės iš Lietuvos ir mes turėjome 2 projektus tikrai labai labai stiprius, atrestauravome namus, turime čia vietinę komandą, kurie kaip meistrai dirba, taip pat jos dirbo ties dizaino paslaugom. Į mane tiesiog kartais kreipiasi, pavyzdžiui, netgi tokie žmonės, kurie langais prekiauja, sako, galbūt jūs turite pažinčių developerių, vystytojai, kurie stato namus, galbūt to aktualu. Tai čia yra tas servisas, kuris apima labai daug. Tai gali būti meno dirbiniai. Mano sritis, tai ką aš per gyvenimą užgyvenau, ir čia yra galbūt pats didžiausias pliusas, kad aš daug metų atidainavau, buvau muzikinėme pasaulyje,
turiu tam tikrą reputaciją, kažkokį tai pasitikėjimą. Ta reputacija vienu momentu gal nebuvo pati geriausia, dėl to, kad buvo skandalinga grupė ir taip toliau. Keitėsi tas visas požiūris į mane, kai socialinė medija atsirado, nes daugiau žmonės galėjo iš tikrųjų pažinti, pamatyti, kas aš esu per žmogus. Tai ir taip, žinokit, iš to vienas po kito išsirutuliojo tokia veikla, kuri šiai dienai yra verslas. Ir aišku, iš tų pažinčių ateina ir dar kažkokios tai papildomos galimybės, kaip investavimas į startupus. Ir dabar esame investavę į OpenAI ir tokį labai didelį package dalykų. Ir turiu minčių, kaip iš tikrųjų noriu padėti kitiems žmonėms irgi prieiti prie tos Amerikos rinkos, nes šita rinka yra jinai labai didžiulė. Ir aš kaip sakau, vienas iš tų pagrindinių nuostabių dalykų, ko mane išmokė Amerika, tai nebūti užsidariusi savoj dėžutėj. Niekada neužmigti ant laurų ir galvoti, kad aš čia kažkokia esu ypatinga ir taip toliau. Visą laiką būti savo vietoj, visą laiką turėti parako vis daugiau ir daugiau, nes čia, žinokit, neįmanoma sukonkuruoti su nieko. Aš žinau, kad Lietuvoje labai yra tas toksai, bet ką turiu, kokia čia pas mane rankinė, kokia čia pas mane mašina. Čia neįmanoma sukonkuruoti, nes mastai yra labai labai dideli. Tai taip atsirado šitas visas verslas ir vienu momentu aš tiesiog pradėjau pasiilgti eterio. Ir galvoju, kad visa tai, ką aš darau ir dirbu prie visų gražių daiktų ir visa kita, kaip ir man visai tiktų tas influencinimas. Ir aš taip ilgai, žinokit, kračiausi to influencerio žodžio, man taip atrodė, kad, o Dieve, nenoriu aš būti influencerė, man čia taip atrodo netalentinga, nes čia kiekviena, atsiprašant, varna gali būti influencerė. Bet iš tikrųjų influenceriu būti yra sunku. Ir yra tiek pat sunku, kiek buvo mano muzikinė karjera. Tu tiesiog dirbi kitaip, tu dirbi ties kitais dalykais, ar ne? Nes kad tave žmonės pamiltų, kad tavim pasitikėtų, kad tavo nuomonė turėtų svorį, tu turi turėti ir apsiskaitimo, ir intelekto, ir būti pats įdomus žmogus. Tai yra visas tavo žinių bagažas, kas tu esi, tavo identitetas. Tai prieš 2 gerus metus aš nusprendžiau pradėti socialinę mediją ir pas mane prasidėjo naujas etapas. Ir tas naujas etapas, kuris buvo labai labai sunkus ir buvo tiek pat sunkus, žinokit, kiek ir ėjimas link muzikinio kelio, turint omeny link televizinių projektų, link to jau, kaip sakant, kada tai yra tavo duona ir sviestas, tai yra tavo veikla, kuri tau neša pelną ir kuri tau uždirba pinigus. Tai yra tikrai labai labai sunkus dalykas ir tai buvo labai sunku. Kryptis aš pasirinkau pagal tai, kas man yra įdomu. Mano socialinė medija turi labai aiškės kryptis. Aš labai labai myliu madą ir visada buvau ta vadinama šarka. Net mama juokdavosi, kad nuo pat mažens man labai patiko puoštis. Man drabužiai visada patiko. Tai aš galvojau, kad šita sritis irgi man tinkama ir gaudavau iš moterų komplimentų dėl savo stiliaus, nors man atrodo, kad tuo metu mano stilius tikrai buvo nieko gero. Bet gyvenant čia tas stilius irgi pasikeitė. Tai ir aišku, mano visada viena stipriausia pusė tai buvo sportas ir grožio procedūros. Net tada, kai buvau grupėje ir kai mes darėm visokiausius tais dalykus viešai, įrodėm, ką mes daromės ir iš grožio srities, tai buvo tas dalykas, aš nežinau kodėl, žinokit, iš tikrųjų realiai aš visą laiką jaučiausi negraži. Bet manęs visada moteris klausdavo patarimų ir nesuprantu kodėl. Ir klausdavo dėl plaukų, ir dėl odos, ir dėl figūros. Nes aš tai taip į save labai savikritiškai žiūrėdavau, o atrodo, kad kaip jom, čia jos manęs klausė patarimų, aš ne ekspertas. Bet aš tos patarimus pasidalindavau iš savo pozicijos. Tai viskas perėjo į influencinimą. Ir šitoj vietoj labai, žinokit, noriu jums parekomenduoti vieną dokumentiką, kuri pastaruoju metu man taip surezonavo. Jeigu nežiūrėjote Victorios Beckham dokumentikos, būtinai pažiūrėkite. Aš negaliu nusakyti momentų ir vietų, kiek daug pas mus yra panašumų. Ir nuo pat vaikystės. Ja ir mane, mus abi bulino mokykloje.
aš turėjau tą situaciją, kada bijodavau, kaip dabar prisimenu, bijodavau ateiti į valgyklą, nes mane vadindavo ten ateivių, stalčium, baidyklę, ten visokia ir taip dėl mano veido, ten tarkim struktūros, kur dabar aš kaip juokiuosi visos leidžiasi smakrus, kad jie būtų išraiškingi, tuo metu tai nebuvo gražu, tai buvo labai didelė disproporcija ir aš dėl to labai kompleksavau. Vėliau tai, kad tu priklausai kažkokiai tais skandalingai grupiai, jie irgi priklausė Spice Girls, aš priklausiau pupytėms. Ir tas visas išėjimas, kada tu išeini ir tu gyveni labai daug metų su tau priklijuota etiketė, tai vėlgi buvo labai įdomus etapas ir tiek daug dalykų, kiek jinai patyrė, tai man taip surezonavo, labai noriu jūs parekomenduoti, pažiūrėti. Tai visas tas po grupinis periodas, aš prisimenu, tikrai buvo labai sunkus ir žinokit, buvo vienas sunkiausių mano gyvenime iššūkių pakeisti žmonių nuomonę apie save. Nes kaip stipriai ta etiketė prisklijuoja, kaip sunku ją nuklijuoti. Ir kartais aš net dabar matau tokių, pavyzdžiui, profilių, kurios aš matau, kad jos ten, tarkim, galvoja, kad šita metodika, jinai pasiteisins, aš dabar noriu tiesiog susirinkti greitai sekėjus ir iššausiu viršų ir po to parodysiu, kokia aš esu protinga. Taip yra sunku pakeisti ir aš taip nerekomenduoju to daryti, nes man prireikė 5 mečių, realiai, kad į mane žmonės pradėtų normaliai žiūrėti. Ir pats keisčiausias ir įdomiausias dalykas, pasidalinsiu, man buvo tas, kai aš pagaliau supratau ir sužinojau, kad kai aš buvau žmogus ant scenos, į mane žmonės rimtai nežiūrėjo. Vat kažkodėl yra tas dalykas, kad kai tu dainuoji, kai tu esi performeris, kai tu esi ten kažkokia dainininkė, į tave žiūri kaip į linksmintoją kažkokią tais. O kai tu nori kažkokiam rimtom, giliom temom pakalbėti, ką tu čia išmanai? Perėjusi verslą, perėjusi veiklas ir pradėjus daryti socialinius tinklus, labiau leidžiant žmonėms iš tikrųjų mane pažinti, supratau, kad ir tas požiūris labai stipriai pasikeitė ir pasikeitė į gerą mano atžvilgių, kada aš galiu atsispirti nuo šito taško ir iš tikrųjų keisti profesijas, kažką pradėti naujo ir į mane rimtai žiūrės. Tai tai iš tikrųjų labai rekomenduoju pažiūrėti ir man labiausiai toje dokumentikoje, žinot, kas patiko, kad man labai patiko, kad jinai nepaisant to viso komforto ir viso to glamūro, kuris visiems atrodo, kad jinai Bekhemo žmona ir kaip jai fainai gyventi, čia kiek pažinčių, kiek čia pinigų ir viso ko, kad iš tikrųjų vienas svarbiausių dalykų, kas mus daro laimingais žmonėmis, tai yra kažkokio tai tikslo siekimas. Taip, yra nuostabu auginti vaikus, aš neturiu vaikų, bet tik galiu prijausti, kaip yra faina ir kaip jisai tave užpildo tas jausmas, tapimas mama ir tarp kitko dabar turiu labai stiprų tą norą, pas mane yra kažkoks atsiradęs noras turėti vaikų, ko labai ilgą laiką nejaučiau, aš tik galiu įsivaizduoti, kaip tai išpildo tave kaip moterį, bet kaip yra sunku nepamesti savęs kito žmogaus šešėlyje ar mamos kažkokioj tai roliai. Mes kiekvienas tikriausiai turim kažkokią svajonę ir rolę ir žinokit, aš pasakysiu čia, žinau ne vieną moterį, kuri labai turtingai ištekėjus, labai gerai gyvena ir kad ir kaip jos bando apsimesti, kad jos yra laimingos, vis tiek tu kaip žmogus, jeigu nėra pas tave kažkokio tais tikslo ir drivo, tu pradedi, aš nežinau, gal tiesiog pasidaro nuobodu gyventi. Yra tokių moterų, kurios labai gerai jaučiasi savo roliai, tai tikrai nenoriu pritaikyti visom, bet aš matau tokių atvejų, kur kažkaip tuščia viduj. Tai aš visą laiką sakau, jeigu nedarbas, tarkim, jeigu negali dirbti, tai bent mokykis, šviesk save, stok, praeik somelie kursus, mokykis naują kalbą, mokykis menus. Tada iš savęs daryk tokią aristokratišką moterį, apsiskaičiusią ten tokią, kad tu visada sugebėtum palaikyti pokalbį, kad tu nenubuktum ir nenupuštum net iš to gero gyvenimo. Tai labai noriu parekomenduoti tą dokumentiką, nes tai visiškai surezonuoja su manim.
Na ir aišku, paskutinis etapas tarp visų šitų veiklų, tai yra šito podcast'o gimimas ir, kaip ir jau sakiau, tai buvo toks savęs išpildymas ir aš labai džiaugiuosi šitų projektų, aš labai nekantrauju, kas manęs laukia ateityje. Aš manau, kad bus tikrai labai įdomus etapas, kuris tikrai duos daug pridėtinės vertės ne tik man, bet ir jum, nes aš supratau tokį dalyką, kad jeigu vesdama kažkokius socialinius tinklus ar kažką darydama viešai, aš neteikiu kažkokios naudos, nenešu kažkokios misijos, kam iš vis apie tai daryti, kam ten dalintis, vat kaip ir man sako, kodėl tu ten nerodai vyro, kodėl tu... Mano Instagramas nėra apie tai parodyti, su kuo aš gyvenu, miegu ir valgau. Mano Instagramas yra apie tai, kokią naudą aš nešu jum, ką aš galiu jum įdomaus papasakoti, ko jūs nežino. Tai podcastas bus pridėtinė prie to vertė. Tai iš tikrųjų šiandien buvo toks pasibandymas solo epizodui. Tikiuosi neprailgo ir šiek tiek norėjau papasakoti jum nuo pradžių, kaip viskas prasidėjo, tiesiog atsakyti jums rūpimus klausimus, paliesti tai, kas buvo jums svarbu ir dėl šio podcast'o ateities. Ir labai tikiuosi, kad smagiai susižiūrėjo, jaukiai norėjau, kad šitas pokalbis būtų jaukus, noriu, kad čia jaustumėmės šitoj erdvėj kaip draugas. Tai labai ačiū visiems, kas praleido su manim šias beveik 39 minutės. Linkiu jums gražios savaitės ir iki kito susitikimo kitame epizode.